Dabar yra tinkamas laikas viskam. Pasikeitimams, savęs pažinimui, sportui, mokymuisi, augimui, taip asmeniniam, nes mes tikrai negalim žinot, ateis rytojus, neateis, ne, ar dar kažkokie dalykai. Ir tikrai mes neturėtume ten daryti sprendimų tokių, kad nuo pirmadienio, kaip tik naujieji metai už savaitės, ne biški daugiau nei už savaitės. Ne už savaitės maždaug. Tai pavyzdžiui, kad nuo naujųjų metų, nuo sausio 1, tai mūsų protas bando mus apgauti, kad vis atidėt savo gyvenimą. Kodėl mes atidedam savo gyvenimą? Nes mes tiesiog nenorim gyventi čia ir dabar. Mes nemokam to daryti. Ir taip, kad aš sportuosiu nuo pirmadienio, aš sportuosiu nuo naujųjų metų, aš valgysiu sveikai, aš ten dar kažką darysiu, knygą skaitysiu, aš nueisiu kažkur. Tai mes tiesiog yra toks sindromas atidėto gyvenimo. Mes atidedam gyvenimą, neaišku kokiam laikotarpiu. Ir tikrai svarbu yra pradėti gyventi čia ir dabar ir tą daryti dabar ir šiandieną, ne? Tai aš dabar atsistoju, padarau 15 minučių mankštą, ne? Tai viskas jau yra sportas. Aš dabar nuo jo suvalgiau ne sumuštinį, pavyzdžiui, suvalgiau obuolį. Ir tai yra labai svarbu būti čia ir dabar, daryti tai, kas man patinka. Ir žinot, tas dar gyventi čia ir dabar, o ne rytoj, ne poryt, nes dažnai būna dėl to, kad, pavyzdžiui, mes labai bijom kitų nuomonės. Arba aš šiaip bijau ne kažką daryti, bijau būti atsakinga. Tai apie tą atsakingumą už savo gyvenimą tai aš jau kažkuriam video šnekėjau. Tai tik galiu pasikartoti trumpai, kad mes tikrai bijom būti atsakingi už savo gyvenimus, nes mums yra lengviau kaltinti visą kitą pasaulį nei save, ne? Nes gali būti kalti mūsų tėvai, nes ten mūsų auklėjo taip, o ne kitaip, gali būti mūsų draugai, gali būti valstybė visa, ne, gali būti, kad tiesiog aš gimiau tokioje šeimoje, ne, ten neturtingoje ir nesėkmingoje, arba ten kažkokiai neintelektualioj. Tai visada galima rasti priežasčių, bet šiaip atsakingas suaugęs žmogus, jisai tiesiog atsakingai prisiims atsakomybę ir į savo gyvenimą. Bet dar antras dalykas, kad tikrai mes dažnai būna, kad mes bijom svetimų nuomonių. Ir tai irgi genetiškai eina iš kartos į kartą. Tai pavyzdžiui, pas mane buvo, kad pas senelius, kad mokino mano tėvas, ką pagalvos kiti, prieš kitus reikia būti geriems, ir visa kita. Ir nedažnai pas mano mamą yra, pavyzdžiui, ten, kad jei koja skauda, patogus batai jie negražus, ir jinai stovės stotelė, ir ką galvos apie ją kiti žmonės. Tai tikrai kiti žmonės negalvos. Kiekvienas turi savo problemų ir jinai nėra ten kaip karalienė, ne, kad visi žiūrėtų į ją. Taip gali pasižiūrėti ir toliau galvoti apie savo kažkokias problemas. Tai lygiai tas pats, kiekvienas iš mūsų bijo tos svetimos nuomonės, bet kaip ir dažnai sakau, kad gyvenkit savo gyvenimą, nes jisai yra labai trumpas. Tie 60 metų, 70 metų, iš kurių 20 metų mes mokyklai praleidžiam, priklausom nuo kitų, po to dar pensijos visokius. Tai pavyzdžiui, kokie ten 40 metų, nuo 20 iki 60, kur mes tikrai atsakingi patys ir kūrėm visą savo gyvenimą. Taip? Ir ta kitų nuomonė, tai irgi atsakykit savo, kas tie kiti? Ar jie yra tikrai jūsų artimieji, ar jie yra tiesiog pažįstami, ar jie yra tiesiog FB, kaip sakoma, draugai, ne? Ar jie yra kažkokios laiptinės gyventojai, ne? Kas yra tie kiti, kas jie yra jums? Jeigu, pavyzdžiui, jūsų artimiausi žmonės nepalaiko jūsų, ne? Tai tikrai ar jie yra tokie artimi, jeigu jie jūsų nepalaiko? Jeigu kitų nuomonė netitinka jūsų nuomonės, ne? Tai ar jums reikia gyventi su tai žmonėm? Aš irgi kažkada bijojau net ir išreikšti save, neparodyti save viešai, nes o ką pagalvos kiti. Ir žinot ką, iš tikrųjų, tas gyvenimas yra toks trumpas, kad
kiek vat žiūriu visokius video, pavyzdžiui, ką žmonės, ko gailisi prieš mirtį, ne, kad negyveno savo gyvenimą, kad nedarė to, ko jie labai norėjo, ne, kad ten nemylėjo kitų, ne, nu ten arba nerodė to savo meilės, ne. Tai tikrai daug žmonių gailisi, kad negyveno savo gyvenimo ir nedarė to, ką jie mėgsta. O norėjo atitikti kažkokius standartus, o standartai, kaip mes matom, keičiasi ir šiais laikais labai keičiasi ir taip aktyviai keičiasi, kad net labai sunku, jeigu taip pagal tos standartus atitikti, ne, kas kart savį keisti. O jeigu jūs būsit savim, tai jums vienodai tie standartai, ne, nes jūs tiesiog eisit savo keliu, žinot, toks platus kelias ir ten jūsų nesibos tas vėjas į dešinę į kairę, nes jūs žinosit, kad jūs gyvenat savo gyvenimą. Tai žinokit, nebijokit, tikrai nebijokit realizuoti savęs, nebijokit viską keisti gyvenime, kas jums netinka, nepatinka ir gyvenkit taip, kad žinot, kad vat širdis džiaugiasi, ne, kad kaip aš gyvenu. Va tas vat yra tikrai teisingas dalykas ir jeigu jūs gyvensit vat iš širdies, ne iš sielos tos, tai net kažkokius problemus jūsų taip ten nesunaikins, nesutryps, nes tiesiog jūs daug lengviau praeisit tos tokius sunkumus. Ir dar vienas dalykas, pavyzdžiui, jeigu jūs pradėsit, arba gal tiksliau ne jei, o kai jūs pradėsit gyventi savo gyvenimą, ne, jūs tapsit tikrai ne vienam pavyzdžiu. Kad tai bus tokių, kurie kritikuoja, bet jie nesvarbu, ką jūs darysit, eisit savo keliu ar ne savo, jie vis tiek jūs kritikuos. Bet tikrai bus tokių žmonių, kurie seks jūsų pavyzdžiu. Nes jeigu aš sugebėjau pakeisti gyvenimą taip ir gyventi taip, kaip aš noriu, o ne kaip kiti nori, tu sugebėsi ir tu parodysi dar trečiam žmogui, ketvirtam žmogui, penktam žmogui, kad tikrai galima ir būtina taip daryti. Tai eikite savo keliu ir nebijokit, prie jūsų tikrai ateis, prisitrauks prie jūsų būtent artimieji, tie, kurie tikrai bus jūsų artimieji, kur bus jūsų žmonės. Tai nebijokit pasikeitimų, nes jie tikrai yra nuostabus ir visi pasikeitimai, kaip aš sakau, jie tik į naudą.